Labą dieną, bičiuliai. Durnių laivas. Matot, koks oras. Vėjas 16 metrų per sekundę, o mes prie ežero. Bangos kaip Baltijos jūroj. Bet mes nepasiduodam. Plius šiandieną noriu išbandyti mikrofoną, nes jau laikas buvo įsigyti, kiek galima be mikrofono, jau visi draugai rašo, nusipirkti mikrofoną, normaliai galėsi kalbėti. Tai šiandieną išbandymas mikrofono ir prie to pačio gal teks pažvejoti. 2 valandos dienos. Ir mes pučiam valtį. Pastebėjot mikrofono spalvą? Balta, priderinta prie variklio ir priderinta prie mano laivuko. Nudurniai. Alkani. Ten dangus juodas. Nu ką darysi? Rodo nuo 3 valandų jau geresnį. Orą biškį rims vėjas. Bandysime išplaukti. Nu ką, pučiam, bandom kažką kombinuoti. Nu ką, bičiuliai. Durniai, ne? Durniai. Niekis. Šiandieną vien dėl to noriu išbandyti mikrofoną. Ir dovanota Astos blizgė. Arūno rekordams. Šiandieną bus ant jo didžiausia žuvis pagauta. Ant šito masalo. Nu, bandom bent persikelti į kitą pusę ežero. Ta pusė įsibangavus. Nu, nori pažiūrėti tas mikrofonas. Ojojojojoj. Ir ryt pradėjo, nu. Yeah. Durniai. Nu ką, bičiuliai. Praėjo uraganas. Išplaukėm. Bandom kažką pagauti, bet kaip fainai nurimo. Sutemo, bet nurimo. Ką, nuo 3 iki 8 turim laiko dar. Kažką suvilioti, nebent sujaukia tas uraganas tą vandenį ir nieks nekips. Sugulė ant dugno žuvis ir viskas. Nu vis tiek, pabandysime. Vakarai tokie lygtai giedrėja. Gal bus gerai, va tas vėza nurimo. Svarbiausia, išbandysiu mikrofoną. Kaip jisai geria tą visą triukšmą. O jeigu dar kažką pagausim, tai išvis bus. Liuks. Po kol kas pirmam taške nekrapšti. Pralaukiam lietų. Oras pasidarė labai geras ir bandom. Tolimą distanciją. Vėjas biškį pasikeitė granai toksai iš kitos pusės prūst. Labai gerai. Tegul taip ir pučia. Perelelė. O, saulytė. Nu ką tu. Va dabar tai turi lampačius valgyti.
Turėtų valgyti. Bet toks jausmas, kad vanduo net susiplakęs smutnas pasidarė. Kaip traukia gumą, atrodo taip, nesimato jos. Na. Kur? Baksti. Nenori žiurkėnai. Nenori valgyti. Keičiam gumą ir dedam blizgę Astos gamybos Arūno rekordams. Nugi. Toj lydeką metrinę įvarysiu. Oba, skrenda kaip toli. Nugi. Nu, tik pakalbėjom, kad nieks nekimba, va, paukštį. Ir kas? Įdomu kas? Ant legendinės spalvelės. Legenda. Bet iš toli, ne? Jo. Nu, pakelk. Sakiau, lampačinė vieta. A? Lampačinė vieta. Ką? Visą tą morką suraito. O, koksai burbulas. Ai, kaip gražu, kur. Nu, parodyk. Pažiūrėkit, bičiuliai, koks grožis. Koks gražiulis. Nu ką, atkabinam ir ale kaip įsirbė. Kas čia pasibė ant galvos? Kas čia pasibė ant galvos? Kažkoks karpotas. Senas vilkas. Nu, palauk gražuolį. Sakiau, kad šešerinė vieta. Ir antras brolis. Sakiau, kad turi būti ne vienas. Sakiau, kad turi būti ne vienas. Ak, tu žiurkėnas. Nu, turim duoti žuvį šansą. Nu, įkalė dar vieną kažką. Prieš lietų. Prieš lietų. O, ateina vėl debesys. Ai. Jau lyg tai buvo nustoję. Saulė išlindo. Nu, ką mes čia turim? Ščiupokėnas, bet neblogas, ne? Nu, atrodo, ne. Nu, ten lyg tai va vėl kiaurymė, gal nenulys taip smarkiai. Nu, koks iš čia didumo, gal čia starkiai kokie? Gal kokį starkmėną įvarėjai? Nenori pasiduoti? Nenori žiūrėt. Nu, pasirodyk dėdulę. O, tai taip atrodo, žinai, kad skersas, žinai, ateina. Kilogramas, kad tu nori, nu. Kilogramiukas. Neblogas. Morkytė atsapt. Rainas toksai. Žolinukas. Nu. Koks iš čia. Žuvis nori gyventi. Nu. Ei, koks ir paleidimas. Gerai yra. O, bičiuliai, kažkas pakeičiau spalvytę šviežią naują. Ir bumtelėjo. Greičiausia lydekiokas. Kur jisai? Meski kariuką. Kažkaip įdomiai laksto, gal čia žiūrėk ir nebus slibinaitis. O geras, pažiūrėk, slibinas geras.
Pažiūrėk, koks jis slybinas geras. Oi, koks jis gražuolis šokinėja. O. Oi, kokia žvakė. Bet žiūrėk, antras ir didesnis kažkoks, kaip čia dabar taip. Nu, šoksi dar kartą. Nešoksi? Nu, tik čia. Ko tu čia jau? Čia jau, kaip sakoma, superinis. Ir naujas spalva uždėjau, žiūrėk, matai kokia. Tokia. Spalvytė nauja. Pirmą nuotrauką Deividui. Aba. Naują spalvytę reikia pramesti. Aba. Nuškvalavo, nulijo, tai gal duos vakarinę porą valandų pasidžiaugti. Tai prasidėjau mašinoje, tai po medžių. Dziop, dziop tik tai ir sėdi. Iš ko tai mano mikrofonas nenori. Va. Paukštis prisijungia. Kodėl jis prisijungia prieš tai? Reikia karts nuo karto patikrinti. O, dabar gerai. Įsibėgė. Ui, kokia žvakė padarė, kaip upėtakis. Ak tu. Kaip jisai šoka. Šmaukšt. Turi būt dar bratanas čia kur nors. Bet prarijo tai ir razmėras neblogas šiandien, žiūrėk. Žiūrėk, koks didumo ščiupukėlis. Oi, koks piktas, kaip jisai žvakiuoja. Ach, tu žirkien, žiūrėk, kaip prarijo. Geras spalva, tinka. Tinka šito spalvelė. A, kūdas koks. A, jopšika mat, koks kūdas. Kūdas kaip dviratėlis. Nu, bet vis tiek. Tik galva likus. Nauja spalvelė. Dirba. Žiūrėk, būtų toj pabėgęs. Atsisegė karabinčikas. Oi, belembačiai. Kaip čia gavosi taip. Ir vėl. Kas čia taip įdomiai. Įdomiai. Žinoma, mano... Ai, veikia gas mikrofonas. Galvo vėl nesijungia, kažką grybą pjauna. Ir ne čia, žinok, kažkaip įdomiai. Jeigu ešerys, tai didelis. Jeigu ešerys, tai didelis. Dugnų tai paeina įdomiai. Pažiūrėk, koks ešerys. A, matai, koks ešerys. Kur prarijo? Matai, kur prarijo tą morkinį pilvą. Oi, bičiuliai. Kaip garbuilis. Nu, super. O skaitau. Pažiūrėk, kur jis įkalė. Bet ir vėl galva tokia pati, ne? Kažkoks, jo, kažkokie ešeriai kažkokie įdomus. Nu, gražuolį, ačiū už kovą. Ešerys. Tai greičiausiai ešerys ir badė. Cik, cik. Bežiūrėk, kaip prarijo. Nu, šaunuolis. Bet kas čia jiems ant galvų tokios kaip karpos. Tokie, parodyk iš arčiau biškį. Kažkokie, nu, tokie užkarpėję. Super. Lampa treba. Raitoje tas ta morka tai iki glandelių. Nu, parodyk. Arčiau man šį. Nu ką, kokie
250-300 gramų. Все. Pakviesk kilograminį. Nu, neduoda mums normaliai pažvauti. Pas draugą išlipom į krantą į fazendą. Pasislėpti nuo lietaus. Vėl juodas debesys. Nu ką, 4 ešeriai, 3 lydekai. O žvejojom gal valandą, ne? Daug dėlė net tiek nepažvejojom. Per debesis lygai saulutė lenda, bet dar liko porą valandų iki sutemų, tai dar valandą, jeigu praeis spėsim, tai spėsim. Atleidai pakartojo, cikt. Šiupokas, kažin ar... Labai purto gavo. Purto? Oi, purto gerai. A nebus kolega, dryžotas. Čia jau gerai, lenkia to meškerytę. Gerai. Bet žiūrėk, kaip įraitė giliai. Įraitė giliai. Slibiniukas. Slibiniukas. Jėtus, koks kūdas. Kūdena. Yra tų gumų. Svarbiausia, tegul tik kimba jie. Jei gyvenk. Nu ką, įrėmės pabišį. 4 slibinai per tokį uraganą ir 4 lampačiukai. Ką, bičiuli, dar vieną spalvą pramuščiau. Nu ką, prabudo, supranti, man atrodo, tą odegėlę, tą, kaip gražiai tą baltą, kaip va tai va sukinėjasi, tinka jiem. Tinka jiem žudikėliam. Nežinau, vėl mikrofonas tai įsijungia. Vėl mikrofonas įsijungia. Nu, šiandieną testas. Ir slibinas. Įraitė tą morką. Įraitė tą morką. Na, baig, čia plėšit man ją. Baig, sakau, plėšit. O tas kažką prarijęs. Tas toras. Nu, va toks. Ir naujas atspalvis. Nu ką, gal ant to uraganų ir uždarimą padarysim. Gal įmėsim kariuką, nepatraukiu. Gal čia to ežero starkis? Gal to ežero starkis, ja? Gal to ežero starkis? Gal ir įsibangavo, kur tu? Arba šiandien didesnį kimbą, Nueina dugnu kažkur dugnu. Žvengčiau starkiai varyti. O, nupaugęs. Ach tu, silkė tu. Eik čia, na, galėtum atsikabinti. Nu tokia. Su visais cibuliais. Su visais cibuliais. Kažkokie biodegė, žiūrėk. Uodega nugriaužta. Babioras kas nugriaužęs. Su visais cibuliais silkė kaukštelėjo. Parplaukėm. Parplaukėm. Ką galiu pasakyti, chebrytė? Birželio vidurys, bet atrodo kaip rugsėjais. Taip šalta, kad ujujuj. Mes į tokie vieni durneliai, vieni ant ežero pasisupom, pamaudė mus, paskalbė. Nu, bet pagavom 10 žuvų, kas svarbiausia. Išbandėm keletą dar spalvų vestino, iš padangų padarytas gumos. Kimba. Tai va, jeigu norit šito gėrio, galite pavartyti internetinėje parduotuvėje Fishon LT
Jeigu kažką tai rasit savo tinkamo, galite įsigyti ir pirkdami pasinaudoti mano nuolaidų kodu KOSKA. Tarp kitko, Fishon ambasada įsigijo, atsisiuntė dar spiningėlių gamą gerą, Black Star serijos naujų modelių. Tai jeigu kažką rasit savo, Hesta, galite taipogi įsigyti. Gerai, gana čia pliurp, sušalom, gana, viskas, bičiuliai, varom dėti šmutkės ir pūst namo pas mamą.